Ištrauka iš knygos, kur baigėsi sapnai 6 skyriaus. Bėgdama pro Sigį, nusvedė megztuką ant vorelės. Suknutės petnešėlė nuslydo nuo nuožulnaus peties ir kiemo šeimininkas nuleido akis, pastebėjęs, kaip kieme augančios smilgos paglostė moters blauzdas. Jo siela suplasdėjo, šiltos virpančios bangelės sudilgčiojo, bėgdamos per kūną. Moters balso nebūtų prisiminęs. Tik plikų blauzdų baltumas susmigo geidulingomis adatėlėmis. Jis jos nepažįsta ir nepažins. Nedrįstų paliesti, net nekalbins. Ir daugiau niekada nepamatys. O jeigu pakėlęs akis bent krašteliu, trumpam, milisekundę. Nedrąsu, gali pastebėti. Kaip susilaikyti nuo pagundos? Kaip susilaikyti? Kaip? Vyzdžiai patys pakilo į viršų ties vokų krašteliu. Perdžiuvęs liežuvis užmiršo sudrėkinti gomurį. Širdis veržėsi iš aklinai užvertos krūtinės lastos, o žvilgsnis kategoriškai atsisakęs klausyti proto nukrypo moters link. Ne balti pečiai ar smilgų glostytos blauzdos išliko amžiams jo atmintyje, o nuslydusių petnešėlių išdavystė šeimininkiai pasilenkus. 2 baltai saldžių krūtų nuogumas, vilnijantis alsavimas ir paslapčia išsmukęs nepaklusnus žemoginis spenelis. Atvipusi Sigio burna lyg tikinčiojo, laukiančio komunikanto sustingo. Mintys, tarytum rankos tiesiasi iš švelnų aptakų baltumą. Kutulys pilve pabėrė žarijas, įpūsdamas kaitrią liepsną. Sigis dar bandė priešintis, nejučia užklupusiai aistrai, kuri nepaleido ir pašėlo šokti nevalingais tvinksniais, besiridenančiais per kūną, kol vyras neteko žado. Tik pačiam netikėta gerklinė dejonė akimirksniu sugrąžino į realybę. Apsimestinai sukosėjo, tarsi nieko nebūtų įvykę. Susitvarkiusi moteris artėjo. Ačiū, išgelbėjai, žmonių miške pilna. Atrodo, kad už kiekvieno krūmo pamatys. Pašėlęs širdies ritmas trukdė klausytis. Galvoje gaudė, o kojos, kaklas, klubai vis dar buvo maloniai pašiurpę ir nutirpę. Jis nenuleido nuo jos akių. Moteris nužiūrėjo vyrą, perbėgo žvilgsniu per savo drabužius, perbraukė lyg valydamas iš šapelius ir paklausė, ko taip žiūri? Jos prikimęs balsas pažadino Sigį. Tu graži. Išlemeno vaikiškai, keldamasis paėmė džemperį, dengdamas aistringos gėdos pėdsakus ir visa širdimi džiaugdamasis malonę prieblandą. Aš Sigis, o tu? Zita. Dažnai čia ateini? Sigis ir pats ko puikiausiai žinojo atsakymą. Nuolatinių lankytojų veidus pažinojo, o jos nebuvo matęs. Tik panūdo ją užlaikyti kuo ilgiau. Gyvenu Kaune, bet čia atvarėm pirmą kartą. Patiko? Gal dar kada atlieksim? Tik kol prisiruošiai, įsikrapštai, pats supranti. Kostelėjo ir pasitaisė ranką plaukus. Prisiminusi, kad jos laukia, tarė. Turiu eiti, tikiuosi manęs nepaliko. Jei paliko, grįžk, suskubo Sigis, aš priimsiu. Moteris garsiai nusikvatojo. Pasiūlysiu prisivijusi, tai žiūrėk, kad visi neužgriūtume. Aha, jei visi, tai visi? Skėstelėjo rankomis Sigis. Jis kvietė nuoširdžiai, suprasdamas, jog neturi nei vaišių, nei patalų. Kita vertus, ji matė, koks jo tualetas ir kiemas. Turbūt nesunkiai galėjo įsivaizduoti namo vidų. Šios moters nenorėjo paleisti ne vien dėl kilusio geismo, bet ir dėl užplūdusio keisto vidinio artumo. Ji buvo žmogus, su Sigiu bendraujantis kaip su sau lygiu ir dar tokia graži. Kvietimas priimtas? Kada? Neatlyžo mėgindamas pagauti melo gaideles, bet net jų neišgirdęs mažai tikėjo, kad dar teks pasimatyti. Sunku pasakyti, ryt poryt, šiom dienom,
einu jau. Tarė ir pakštelėjo Sigiui į skruostą. Sigis uždėjo delną ant pabučiuotos vietos, tarsi saugodamas, kad bučinys nepaspruktų, ir vipsojo į nušlepsinčią moterį, kol ši dingo už posūkio. Lauksiu. Lauksiu ryt ir poryt ir visada lauksiu. Tyliai šnabždėjo lūpos. Sklendžiančio laimės paukščio sparnai, pagavę automobilių garso signalus, atnešė stebuklą į Sigio gyvenimą, į Sigio žemę. Skaitė Ema Rotvel.